Jo, iš tikrųjų, nors ir esu čempionato lyderis, bet kol kas visiškai nesu patenkintas, kaip sezonas klostosi. Tai tokios dvejopos mintis, kaip ir smagu, kad esu lyderis, bet kol kas važiavimu esu visiškai nepatenkintas. Kokios priežastys tai yra? Ar tai mašina, ar panašiai praeitą etapą turėjai problemų ir su automobiliu? Jo, tai nežinau, iš tikrųjų, turbūt ir pats darau daug klaidų, vėl persėdęs į šitą automobilį, bet ir automobilis irgi daug problemų turi, kaip tik ir prieš šį ralį, užvakar tik užkrovus ant priekabas, vėl sugedo, tai gerai, kad greit per naktį atvežė detalės iš Lenkijos ir galim šiandien startuoti. Kokia problema tenai buvo? Tai dabar, kur buvo prieš pat ralį, tai vėl lambda zondas sudegė, kur ir prieš Lazdijus turėjom tą pačią problemą. Turėjau galimybę pravažiuoti žiedinėse lenktynėse, ačiū Mindaugui. Labai patiko, toks kitoks jausmas ir tas valandos laiko endurancas, blemba, tą stintą turėjau. Ką reiškia stintas, tai kai valandą laiko važiuoji be persto, tai išlipau, tai toks kaip po pirtelės, tai jaučiuosi dabar toks. Tiksliau, po tų lenktynių jaučiausi, kad, blemba, dabar ralį turėtų būti gerai, neištvermės. Tai pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Šiaip labai patiko žiedas. Naujas ralis ir nauja šukuosena. Kodėl nusprendai pasikeisti? Rovampera. Nežinau, šiaip atsibodo ilgi plaukai, karšta labai. Krenta ant akių, žodžiu. Tai ir Titas taip pat nusikirpo. Kopijuoja. Ukmergė vis tiek buvo mano gimtasis ralis, irgi labai laukiau. Labai norėjau suvažiuoti, gaila, kad taip atsitiko tik taip, kad nebaigiam, o Rokiškis jo vienas iš tokių sezono ralių, kur labai laukiu, nes man jis kažkodėl vis tiek tą visą atmosferą geriausią sukuria ir aš visada noriu jį labai pravažiuoti, tai labai patinka šitas ralis. Ko galima tikėtis iš šiandienos pirmų 5 greičio ruožų? Pietums toks pats pirmas neblogas, visi jį žino, ten yra toks Pajairio onboardas geras, ten gali pasisemtų pavyzdžių, kaip važiuoti. Šiaip pirma diena tokia, pirmas greičio ruožas stiprokas, antras toks atsibūdimui truputį ir tada vėl kartojam. Tai pirma diena irgi pakankamai stipri. Tu, Jarai, pirmiausia sveikinimai su praėjus 18 gimtadienį. Ačiū. Teisės jau turi? Ne, dar nespėjau, tiesą sakant, tarp visų reikalų, taip biški, taip ir ten reikia būti, taip ir kažkaip nespėjau. Praėjusią savaitgalį dalyvavai Reisfite, tai kaip sekėsi tenai? Na, kaip ir Reisfitas visas tas reikalas buvo tiesiog pabėgti nuo namų kažkaip visgi geriau negu sėdėti namuose visą dieną ir nieko nedaryti. Tai, vienas iš dalykų irgi, kodėl negaliu ir teisės spėt pasidaryti. Bet, šiaip visai fainai, viskas gerai. Geriau pasiruošiau gal Rokiškai dabar. Pamatysim. Kalbant apie praėjusią etapą, tai apie tą klaidą nelemtą, kiek greitai ją pamiršai? Šiaip visai greitai, manau, kad pamiršau. Žinoma, tai liūdna buvo iš pradžių, žinoma, bet visą laiką, kaip ir kartingose, kaip ir visur autosporte, aš tik pirmas 10 minučių pasikeikiu ir po to jau, geriau džiaugtis, kaip jau yra ir judėti toliau. Kalbant apie Rokišką ralį, ką organizatoriai šiemet paruošė? Šiaip tikėjausi, kad bus sunkiau. Pravažiavau tos dopus, tai nežinau, man kažkaip Ukmergės net sunkesni pasirodė tie dopai, bet ne, yra tokių vietų, kur kasmetiniai vis kaip ir atsiminėt mintinai, bet vis tiek reikia dar pasisaugot. Kuris bus greičio ruožas, tas lemiamas 140 km distancijoje? Geras klausimas. Ilgiausia, manau, kad 1, 3, 6, 9 vatėva bus svarbiausia. Gerai, tai šiknavimas buvo sudėtingas, slidus, daug posūkių, važiavimas naudotom padangom, tai laikas nėra pats geriausias, bet dėl to neliūdim. Galvojau, galbūt šiek tiek daugiau plačių greičio ruožų, tačiau turim visko, turim ir plačių greitų, turim ir siaurų ir labai greitų, ir susuktų, tai turėsim visko, ko galim turėti, manau, visam Lietuvos čempionate, tai turėsim vienam Rokiškio ralį ir dar tramplinų. Mano akim šiemet tramplinai yra šiek tiek kuklesni negu pernai padaryti, tai manau mažiau bus šuolių ir neturim tiek daug tramplinų, bent jau mano stenogramai. Šiemet
kad labai viskas ganėtinai kompaktiškai. Ta prasme, ralis ilgas, bet kadangi vieną nuėjome ruožą, buvo 7, visi po 2 kart važiuojami, tai viskas lengvai gavo susirašyti, neužtrukom visos paros. O paskutinį kartą, kad pilnai susirašyti, tai buvo 23 metais, tai jau labai viskas pasikeitė. 2 galvoju arba 3 ruožai nematyti, visi kiti jau taip senai pasimiršę.